Sveiki atvykę į tokią tarsi nekaltą, bet stimuliuojančią diskusiją apie dovanas, kurios reprezentuoja mūsų šalį. Ir šiandien aš kalbinsiu mados žurnalistę Deimantę Bulbenkaitę. Sveiki. The Critical partner ir dizaino strategą Joną Liugailą. Labadiena. Etiketo ekspertę Indrę Briedelienę. Labadiena. Bei Lietuvos kultūros instituto vadovę Juliją Reklaitę. Sveiki. Tai kągi, truputėlis konteksto. 27 metų pirmąjį pusmetį Lietuva pirmininkaus ES tarybai. Ir turėsime vieną išskirtinį komunikacijos kanalą, kurį turėsime galimybę įdarbinti. Tai yra mūsų šalį reprezentuojančios dovanos, dėl to, kad svečių turėsime daugiau negu 20 000. Tai reiškia maždaug apie tokį kiekį dovanų ir eina kalba, kurios atkeliaus į sprendimų priėmėjų namus galimai, o gal ir ne, galbūt jos keliaus toliau ir reprezentuos mūsų šalį. Tad pirmiausia, norėjau pasiteirauti Indrės. Indrė, etiketo ekspertė, kuo skiriasi nacionalinės dovanos nuo kitų korporatyvinių dovanų? Kalbant apie tarpvalstybinių santykių kontekstą, koks atsiranda pagrindinis skirtumas? Į pirmąją vietą keliauja protokolas, nebe etiketas. Etiketas lygiai taip pat svarbus, bet pirmosios taisyklės yra pagal protokolą. Ir protokolas numato 3 dalykus. Tai yra, kas dovanoja, ką dovanoja ir kada dovanoja. Tai reiškia, pirmojų atveju kas dovanoja? To paties rango žmonės turi apsikeisti dovanomis tarpusavėje. Tai reiškia, kad ministrui negali dovanos įteikti žemo rango diplomatas. Tai turi būti ministras, apsikeičia dovaną su ministru ir atitinkamai pagal pareigas. Tuomet, kas yra dovanojama, tai apie tai šiandien ir diskutuosim, kad tai turi turėti ir reikšmę, ir vertę. Ir ta vertė vėlgi taip pat turėtų būti apsvarstyta iš anksto, kokio rango žmogui, kokios vertės dovana yra dovanojama. Nes tarp valstybių negali būti dovanų per brangių, kurios kompromituotų santykį. Na, jau dabar yra tokia norma, kad negalim kaip senojo pasaulio metodais įteikti kažko tai ypatingai brangaus, nes tai jau tuomet turi keliauti nebe žmogui asmeniškai, o į valstybinius muziejus, į rezervus. Indrė, dar pakomentuokit, kada aspektą? Kada aspektas yra? Tai vėlgi numato protokolas, tai priklauso nuo situacijos, nuo renginio, nuo susitikimo pobūdžio. Tai gali būti prieš susitikimą, gali būti po susitikimo, gali būti renginio eigoje, kur yra sakomos kalbos. Čia jau vėlgi yra protokolo dalykas, kada yra numatyta įteikti dovanas. Supratau, tai tuomet, kalbant apie visą tai, noriu pasiteirauti Julijos. Pas Juliją tikrai yra daug patirties tiek gaunant, tiek teikiant dovanas, kurios reprezentuoja mūsų šalį. Julija, papasakokit, kokie tie lūkesčiai iš jūsų pusės tokio tipo dovanoms? Man ta pati pradžia klausimo iš karto ir kabina, nes man atrodo, kad dovanoti dovanas, ypač tokiam range, kuriam aš esu, tai nebėra madinga. Ta prasme, tikrai nėra taip, kad kiekvienas susitikimas prasideda arba baigėsi dovanų apsikeitimu ar panašiai. Bet taip, egzistuoja praktiniai tam tikri dalykai, ar ne, ten kažkokie... Nežinau, jeigu kažkur važiuoji, tai dažniausiai bus tušinukas, banknotėlis, dar kažkas, ką tu naudoji, kas tau primintų apie tai. Bet galvojant apie dovanas, aš visada galvoju, kad yra tas momentas, kad dovana turi nešti kažkokią nebūtinai labai prasmę, bet žinutę, ar ne? Ir jinai kartais yra to pokalbio pradžios kažkoks impulsas, ar ne? Nu, vis tiek tau turbūt jos... Ta pagrindinė reikšmė, ar ne, ar pagrindinė, nežinau, funkcija yra, kad susitikus tu turi nuo kažko pradėti pokalbį, ar ne? Tai tas apsikeitimas, arba kaip yra tokių šalių, kuriuose labai svarbus supakavimas ir išpakavimas ir ta reakcija ir taip toliau, tai ir yra pokalbio pradžia, tu užmezgi ryšį ir po to jau gali kalbėti apie reikalus. Tai man atrodo, kad kuo toliau, tuo mažiau kalbama arba apskritai jaučiasi, kad kuo toliau, tuo mažiau yra siekiama kažkaip nustebinti kiekių, dydžių ar panašiai, o labiau suteikti tą pirmą įspūdį ir po to žinutę, nuo kurios, nuo istorijos tu pradėsi tą pokalbį ir tada tas pokalbis vystysis toliau. Julija, čiumpu aš jūsų žinutę, kad dovanos nebemadingos. Deimante, ką jūs į tai?
Iš tiesų, tai pilnai pritariu, vien tik dėl to, kad dovanose, mano nuomonė, labai svarbus yra ir dalykas toks kaip skonio sprendinys, apie ką mes dažnai nepamastom, nes galvojame, kad jeigu padovanosime kažką neutralaus, tai reiškia visiems ir patiks, bet aš mėgstu juokauti, kad čia yra taip pat kaip su unisex drabužiais, ne tai, kad tinka visiems, bet vienodai netinka niekam. Ir tai tikrai neretas yra atvejis ir su drabužiais, ir pavyzdžiui, prieš diskusiją mes turėjom galimybę susipažinti su šiokia tokia istorija Lietuvos pasirinktų dovanų užsienio atstovams ir pavyzdžiui, 13 metais Lietuva dovanojo užsienio atstovams vyrams kaklaraiščius, moterims skareles. Jeigu, pavyzdžiui, šiemet būtų toks pats sprendimas pasirinktas, tai patektų į žiniasklaidą tikrai tarptautinę, tačiau dėl pačių netinkamiausių priežasčių. Visų pirma, dėl to, kad, galbūt čia jau seksistiškai galima įvertinti tokį sprendimą, žiūrint iš kitos pusės. Turint tokią kultūrinę fragmentaciją, kokią mes turime šiais laikais, geras pavyzdys, kiekvieno iš mūsų telefono, paimkim socialinės medijos, rodys visiškai skirtingus dalykus, nors platformas ir netgi galbūt pažįstamų žmonių ratai tie patys. Mes visi jau turime skirtingą skonį ir niekas turbūt nenori nurodinėti, koks skonis yra geresnis ar teisingesnis, nes kaip vyruoja kanalų ir nuomonių polifonija, lygiai taip pat vyruoja ir skonio polifonija. Tai manau, dėl to čia yra dar vienas argumentas, dėl ko tų dovanų turėtų būti mažiau. Olele, šiek tiek dramos, įdomu, ką protokolas į tai, nes mano žiniai tai kaklaraiščiai ir skarelės, jos jau kaip čia forever bus pas mus. Gerai, tai dėkui labai. O dabar norėčiau pakalbinti Joną, dėl to, kad žinau, kad The Critical ir Jono komanda tikrai keletą mėnesių darbavosi ir vykdė visą seriją strateginių sesijų, siekiant išsiaiškinti būtent kokie lūkesčiai turėtų būti keliami, pradžioj konceptualiai, kalbant apie dovanas. Jonai, papasakokit apie savo šitą visą kelionę. Apie visą nepasakosiu, neužteks diskusijos laiko ir šiaip nevarginsiu labai su ta strateginė dalim, gal tik pradžiuginsiu, kad nebuvo labai daug praleista diskusijų apie skareles ir kaklaraiščius laiko, net apskritai nebuvo iš vis turbūt šitos temas, bet matyt nuo to protokolo skirtingų lentynų, kur kokios dovanos pakliūna. Tai mes sutarėm ten dėl dalykų, dėl kurių čia būtų visiems labai lengva sutart, kad turi būti tos dovanos kontekstualiai aktualios, kad būtų tokios personalizuotos, ar net reiškia pagalvota apie tą priimančiųjų pusę, kad būtų inovatyvios, galbūt technologija integruota, nes mums svarbu jau kaip Lietuvai turbūt atnešti tą žinutę ir asociacijas tokias pažangesnės turbūt, negu kad galim atnešti, tarkim, su sodais, ar ne, visą pagarbą jiem. Tai vertybiniai dalykai, tai viskas valio, sutarėm tokių kriterijų sąrašas esminių. Ir taip dabar ironiškai pasakysiu, labai nepavydžiu tiem, kurie sės prie praktinės dalies, prie tos implementacijos, nes ką tai reiškia dabar, o kaip tai įgyvendinti, ar ne, kai yra tie visi puikūs dalykai išvardinti, ar ne, tai ir tvaru, ir rezonuoja, ir aktualu, ir praktiškai, ir patyriminė dalis, ar ne, ir kad sukeltų tokius klausimus, kurie metus laiko galvoju liktų žmogui, ar ne. Tai viskas ten yra, bet kai ateinam į tą klausimą, o kaip, tai mes, strateginė sesija nebuvo labai dedikuota šitai daliai, ar ne, labiau ties to, kas mums svarbu. Tai va įdomu, ar ne, nes visą laiką yra tas esminis lūžis, kaip praktiškai gyvendinti tuos strateginius sumanymus ir tuos kriterijus, dėl kurių mes sutarėm. Ir nebus lengva, ar ne? Nes buvo ten irgi tokių diskusijų ir praktinių, kaip čia rekomendacijų, ką galima atsižvelgti, ar ne? Tarkim, tas Suomijos pavyzdys, kai nutarė tų dovanų neturėti apskritai, ar ne? Ir tai visai suveikė, nes tapo, kaip Julija sako, ar ne, ta žinutė, apie ką kalbėti ir ne tik vienam kaip čia vienas prie vieno, bet taip masiškiau. Bet antrą kartą nepadarysim, ar ne, nes visą laiką yra tas naujumo aspektas, ar ne, kad surezonuotų. Tai jeigu padarysim taip, tai bus kaip Suomiai, ar ne, tai jau nebetinka, jau nebegalioja. Tai dėl to ten sukosi mintis apie tai, kad galbūt perdovanoti nepadovanotas dovanas prieš tai pirmininkavusių šalių, galbūt reikia statyti automatus suvenyrų, kur galima išsirinkti savo aktualų, ar negauni žetoną ir pasiemi tai, ko tau reikia, o ne tai, ką tau duoda. Ir panašus dalykai. Tai jie sugulė, bet tas praktinės dalies procesas dar neatkeliavo iki jos.
Jonai, sakykit, man dar labai įdomu iš tų visų diskusijų ir to viso norų sąrašo, kuris turės nugulti į kažkokius tai konkrečias dovanas. Ar pavyko kažkaip kategorizuoti tuos norus vienaip ar kitaip? Ar jie sukrenta į kategorijas, ar ten tiesiog 100 norų ir tiek jų žinių? Nėra 100. Kaip ir sakau, ar ne, tie pagrindiniai dalykai, nes yra tam naratyvas, ar ne, kurį norime plėtoti apie Lietuvą, tai labai svarbu, kad tai būtų tąsa, integrali tąsa, bet kokie veiksmai, kurie daromi pirmininkavimo kontekste, pradedant nuo identiteto, keliaujant per dekoracijas ar instaliacijas Briuselyje tą progą, ar ne, ir dovanų suvenyrai, irgi tos pačios istorijos dalis, ar ne, tai va tas visas nuoseklumas čia turi būti. Tada visa ta tvarumo tema, ar ne, tai jinai, keliauja ir keliauja. Tada, ką minėjau, ar ne, visi Lietuvos bandymo save, ne bandymo, toks siekis pastatyti save į kitą poziciją, negu kai buvo 13 metais, ar ne, kur Lietuva labiau buvo tokia gavėja, ar ne, ES kontekste. Dabar jau mes sakom, kad mes jau turbūt gavom užtektinai, dabar galim duoti, ar ne, tai pastatyti save į tokią pasitikinčią poziciją, ar ne, ir su tam tikrom asociacijom. Tai visi tie technologiniai aspektai, inovacijų aspektai, ar ne, ir aktualumo aspektai. Tai nėra toks begalinis rinkinys, net ir užtektų turbūt šitus dalykus, kuriuos paminėjau, ar ne, tai yra ten 6 kriterijai, 6 punktai, kuriais vadovaujantis jau galima susikurti savo kūrybinę dėžutę ir keliauti. Žiauriai sudėtinga kūrybinė dėžutė, vis tiek grįšiu prie to pačio, ar ne? Taip, kaip bebūtų, ir klausimas mano pašnekovams, nes jūs esate pasaulio piliečiai, galbūt jūs esate susidūrę su dovanom, kurios reprezentuoja šalį, kurios jums yra palikę išties neišdildomą įspūdį. Indre. Aš šiek tiek išduosiu, šitą klausimą buvau gavusi iš anksto ir turėjau laiko pagalvoti ir galvoju, kad iš tikrųjų nesu gavusi dovanos, kurią aš atsimenu. Nes, prašau, taip. Būtent iš tokių gal santykių su nepažįstamais žmonėmis konteksto. Ir nėra tokių. Vienintelė dovana, kuri man šovė į galvą, tai buvo iš vienos konferencijos Italijoje, buvo kvapas. Ir kvapas buvo susietas keliose produktuose. Tai yra ten kažkoks rankų kremas, buvo žvakė, buvo namų kvapas. Ir aš tą kvapą kažkaip atsimenu. Ir aš pagalvojau, kad vis tiek pagrindinis emocinis dirgiklis mums yra kvapas. Ir turėti iš kelionės atsiminimą susietą su kvapu jau visai, man pasirodė visai gera idėja. Jau į temą. Ir pavyzdžiui, dar įsiterpsiu, Lietuva turi liepžiedžių kvapą, kuris tikrai nėra populiarus ir tikrai nėra kažkaip lengvai randamas. Ir aš galvoju, tas liepžiedžių kvapas yra man toks lietuviškas dalykas. Bet aš iš karto noriu paoponuoti dėl to, kad, pavyzdžiui, kalbant apie kvapus, tai nemažai, tarkime, Skandinavijos valstybių dabar įsivedė taisyklę, kad, su kvapais reikia elgtis kiek įmanoma neutraliau, dėl to, kad arba žmonės gali būti pernelyg jautrus kvapams, arba jiems gali kelti kažkokį įvairų diskomfortą. Tai irgi vėl klausimas. Čia tiko, matyti. Faktas. Nes aš irgi galvoju apie tą, kodėl mes dovanų neatsimenam, ar ne? Dėl to, kad jos yra labai universalios. Tam, kad tu atsimintum dovaną gyvenime, jinai turi būti asmeninė. Tave kažkas turi gerai pažinoti ir tai yra neįmanoma. Iš karto tampa neįmanoma užduotim, nes personalizuoti tokio kiekio dalykų tu tiesiog negali. Ne? Ir grįžtant truputėlį, ką pasakojai tu, yra, man atrodo, bet koks labai stipriai konceptualus sprendimas, išsišokantis sprendimas, taip toliau, jisai irgi yra neįmanomas dėl to, kad jisai nebus vienareikšmiškai sutiktas ir universalus, ar ne? Jisai bus tada arba labai mėgiamas, arba labai nemėgiamas, ir tada savikritika įsijungia, vidinė cenzūra ir taip toliau, ir neįvyksta, ar ne? Taip, tai galėtų įsiminti, bet tada reikia labai didelės drąsos. Tai aš tik tai tada noriu dar į tą dėžutę įdėti dar 2 dalykus, kurie galėtų ir padėti galbūt. Tai yra tas suvokimas, kad tai turi kažkaip tai sieti su pagrindinė žinute, jeigu tai yra įmanoma, tarkim, norim, nežinau, pakalbėti apie saugumą arba pakalbėti apie tapatybę per kvapą ir taip toliau.
Ir kitas momentas - kokybė ir pagaminta Lietuvoje. Man atrodo, va, tie yra momentai tokie sunkiai apčiuopiami galbūt, bet jie galėtų labai padėti išjudėti iš tos labai sudėtingos situacijos arba vėl ją pasunkinti truputėlį. Bet kai nėra problemos, man atrodo, tai nėra ir kūrybos. Tai čia prasme gal ir gerai, kad labai sunkiai užduotis. Jonas norėjo sureaguoti. Labai čia spurdu. Tai aš tik norėjau kažkaip atkreipdėmėsi, kad mes truputį burbulė čia sėdėm tokiam ir kai šnekam, kad čia tos dovanas jau išeina iš mados ir čia šnekam, kad neatsimenam iš kur gavom, tai statistika sako priešingus dalykus. Sako, kad virš 80% žmonės atsimena net apie metus laiko, iš kur gavo konkrečią dovanėlę, net jei ir tai maišelis. Ir labai noriai ima jas. Matyti instinktai tokie, jeigu duoda ar ne, tai tiesiog gerą įimu, nešu, o po to žiūriu. O kai pažiūri, ten statistika kitus dalykus sako, ten tik tai apie 11% pasilieka savo tos dalykus, visą kitą iškeliauja, ten giminėjom, draugam, iš šiukšlių dėžės ir visur kitur. Tai nori žmonės, ima ir neišeina iš mados ir veikia kaip priemonė, tokia komunikacijos arba rinkodaros priemonė, puikiai veikia. Tai tiesiog nori išimti mūsų iš burbulo. Ačiū labai ir dar prieš duodant žodį Deimantei norėjau padėkoti publikai, kuri labai greitai susiorientavo, ką reikia žodžiu čia padaryti. Turime klausimą, kokį žodį pirmiausia siejate su Lietuvos dovana užsieniui ir pakviesiu, kas dar to nepadarė, nuskenuoti QR kodą ir pateikti savo vieno žodžio siūlymą. Tai žodžiu diskusijos metu mes dar taip pat ir darom tokią mažytę apklausėlę, tai tų klausimų bus daugiau. Ačiū labai. O dabar grįžtu prie Deimantės. Deimantė, jeigu nepamiršot savo... Ne, nepamiršau. Tai aš galvojau apie praktinį irgi dovanų, kurios įsiminė aspektą, nes vienintelė dovana, kurią tikrai gerai prisimenu, nes vis tik kaip žurnalistą, tai konferencijas važiuoju, tai įvairius pristatymus ir dar visur. Tai geriausiai prisimenu vieną praktinę dovaną gautą berods Kopenhagoje, kur atkeliavusi į savo viešbutį gavau žurnalisto rinkinį, kuris buvo visas žydaniškų produktų. Tai buvo energetinis gėrimas, tai buvo tabletės, kurios padėjo miegui ir taip pat tabletės, kurios padėjo virškinimui. Dar buvo ten keli dar tokios smulkus dalykiukai, bet aš tiesiog prisiminiau, kad tai buvo tie dalykai, kuriuos aš veikiausiai vis tiek arba eičiau į vaistinę nusipirkti, arba ieškočiau vos atvykus oro uoste, arba, bet kuriuo atveju man jų reikėtų savo kelionėje. Tai tiesiog prisiminiau, kad tai buvo tiesiog visas toks kitas paruoštas iš vietinių brandų, kurių aš, jeigu ten negyvensiu, veikiausiai nepirksiu, bet vis tiek, ką aš tikrai panaudojau ir jaučiausi labai dėkinga. Ar turiu erdvės papildyti? Prašom, žinoma. Būtent ką Deimantė ir sako, mes kai galvojame apie valstybinės dovanas, mes visą dėmesį koncentruojam į save, į valstybę. Ką mes čia turim pasakyti. Ir pamirštam, kad ką ir etiketa šneka, kad esmė yra kitas žmogus. Ir žiūrėti iš kito žmogaus perspektyvos, kad būtų praktiška, kad būtų panaudojama, kad jis iš tikrųjų galėtų su tą dovaną kažką nuveikti, o ne tik pasidėti ar palikti viešbutį, kas liūdniausia yra. Labai ačiū Indrė ir Deimantė, nes jūs abidvi atveriat tokią šiek tiek kitą temos puslapį, nes išgirdau apie vieną dovaną, kurią būčiau ir norėjus ir nenorėjus gauti, nes Deimantė paminėjus Daniją, žinau, kad būtent šiais metais Danai dovanoja iš Ukrainoje surinktų gilzių rašiklius sukurtus ir taip aktualizuoja visą mūsų šios situacijos ir karo problematiką. Pakalbėkime apie patį kontekstą, nes kaip Indrė minėjo, čia šiuo atveju galvojam apie žmonės, kurie gaus dovaną ir kokią žinutę jie išgirs. Dovanos ir kontekstas. Ką jūs manote į tai? Julija, jūs pakalbinsiu. Aš kaip tik eidama čia galvau, kad esminis dalykas yra kontekstas. Tai turbūt dar iš vienos pusės mes puikiai įsivaizduojame, apie ką bus 27-ieji ir pirmininkavimas, iš kitos pusės labai sunku dar dabar įvardinti, ar ne, nes gali pasaulis taip dinamiškai keičiasi, ar ne, ir čia ir yra prasilenkimo truputėlį, kad tu galvoji dabar, tu turi pagaminti ir taip toliau, o reikės tuo metu reaguoti į to meto aktualijas. Ir vis tiek dovanos paskirtis kažkuria prasme vėl grįžtų yra ta emocinė, ar ne, suteikti tam tikrą emociją, dėl to turbūt tas tušinukas iš gilzės yra labai paveiku, ar ne, ir įsimena, ir veikia su kontekstu, ir dabar prisimenu tose pačiose diskusijose apie dovanas, buvo tokia idėja kaip survival kitas kažkoks, ar ne, kad Lietuva ateina su išgyvenimo rinkiniu, nes siunčia žinutę, kad laikas susimastyti, ar ne, galbūt 27-ais jau tai bus nebe tokia aktuali idėja, bet galvoti ir susijęti su ta žinia arba su savo ta vertybinė labai aiškia pozicija, man atrodo, yra labai stipru, bet tai yra apie visą programą, apie jos kultūrinę dalį, apie jos tą apipavidalinimą, apie jos vizualią dalį.
Ir man atrodo, kad visada yra žymiai stipriau, kai tai veikia išvien. Ir tai yra labai labai sunku padaryti, nes nagrinėjau Lenkų atvejį, kaip jie dirba ir su dovanom, ir su savo visų pirmininkavimu, kuris buvo tikrai labai sėkmingas, man atrodo. Tai kadangi labai daug organizacijų daro, tai man atrodo, neišvengia jie to momento, kad, ten, nežinau, kultūros ministerija arba Jutas Mickevičiaus institutas arba užsienio reikalų ministerija, kad jie prisigamino visi savo dovanų vis dėlto. Todėl, kad visi turėjo savo programos dalis, tarsi tu lauki, kol susitars ir taip toliau. Galbūt pagrindinės buvo vienokios, bet vis tiek visi, mes tai dar akinių futliarą pasidarėm, o mes tai dar tą pasigaminom. Ir tada pasimeta, man atrodo, ta pagrindinė žinutė, nes vis tiek, kai viskas yra suveda į vieną, arba jeigu tu dar su kažkokiu vienu etapu nebūtinai pagavai mintį, bet, tarkim, susisėjo kvapas, spalva, nežinau, tekstas ir atidarimas, nežinau, dar kažkas, kažkurio momentu gali būti, kad tau trenkia į galvą, ar ne, ir surezonuoja taip, kad tu tikrai labai ilgai atsiminsi. Tai galvojant apie tą emociją, turbūt ir apie tą mūsų vertybinę kažkokią poziciją galima surasti labai įdomių variantų. Tikrai pritariu, kad vieninga žinutė ir stipri vertybinė pozicija yra esmė. Jonai, galbūt jūsų diskusijose priartėjote prie vieningos žinutės, kurią būtų norima nešti pasauliui? Tai priartėjom, aš tik tai dabar pažodžiu nebeatsimenu jos. Turėčiau žiūrėti, bet aš norėčiau taip sureaguoti, taip, Lietuva, būti pokyčiui, kviepti pokyčiui. Tai gyva ES sėkmės istorija, kviečianti kurti ateitį šiandien, jeigu taip labai keliais žodžiais. Ar ne, sėkmės istorija. ES sėkmės istorija. Ir ta šalis, kuri tiki Europą, ar ne, kaip idėja, kaip konceptu, ir turi daug įrodymų, kad tai veikia, ar ne, ir su tokia žinia norisi ateiti, su tokiu pasitikėjimu, įkvėpimu, partnerystė, ar ne, ir keliauti toliau. Tai bet reaguojant į tą kontekstą, tai jis absoliučiai svarbus, kas matyt mažiau čia dėkinga, kad jisai kuo toliau, tuo labiau dinamiškas darosi, ar ne? Ir visą laiką atkeliaujame į tas situacijas, į problemos sprendimą, ar ne? Tik tai klausimas, kokią problemą, kas ir kaip sprendžia, nes atrodo, kad dažniau yra sprendžiama problema, kad reikia suvenyrų, reikia dovanų. Ir jinai yra sprendžiama, ar ne? Ir tą problemą sprendžia tie žmonės, kurie patiria tą stresą, kad atliko laiko nedaug, reikia išspręsti, turėkime, ar ne? Ir ten tada atkeliaujame į vaizduotę, į kūrybiškumą ir į tuos iššūkius, nes žmonės, kurie sprendžia, gali būti, kad turi kažkokias šabloniškas gyvenimiškas patirtis, tada, kai reikia greitai spręsti ir kažkokiais didesniais kiekiais, tai yra verslo dovanų kategorija, ar ne, ir tam dedikuoti kanalai. Ir nukeliaujame į tuos šabloninius rezultatus, nes ne ta problema sprendžiama. Ar ne? Tai matyt, viso šitoj pastangoj, ką reikėtų suprasti mums visiems, kad fokusas turėtų būti šiek tiek kitur. Ar ne, kad mes šiaip nesiekėm dovanas turėti. Ne čia ta problema. Būtent. Mes siekėme kažką suteiktiem žmonėm, kas jiem aktualu, kas rezonuoja ir kas padėtų tą žinutę ištransliuoti. Ir labai atviras klausimas, ar tai yra dovanos ir suvenyrai, ar ne? Jeigu mes kitaip pastatom, nukreipiam fokusą kitur. Tikrai taip, ir prisiminsiu jūsų paminėtą pavyzdį, kad viena šalių siekdama ištransliuoti tvarumo žinutę apskritai nedovanojo jokių dovanų. Julija, jūs šią istoriją prisimenat, papasakokit, kokia reakcija buvo? Tuščiom kišenėm grįžti. Tuščiom kišenėm grįžti. Mes čia prieš diskusiją tiesiog kalbėjom, tai nėra mano patirtis, aš tiesiog tikrai iš labai daugelio šaltinių girdėjau, kad Suomija nedovanojo dovanų, ar ne, ir tai yra tai, ką visi labai gerai prisimena. Toks paradoksas, ar ne, atrodo, tu nieko neduodi, bet visi prisimena patį faktą, nors jis nebūtinai buvo malonus, ar ne? Taip, apie tai ir aš girdėjau. Tai va tai ir yra apie tą žinutę. Ar mes tikrai norim būti taip prisiminti, kitas momentas, taip, tai yra nepakartojama, tai reiškia, kad tu turi vėl kažkaip labai protingai apgalvoti ir susidėlioti. Bet kiek drąsos reikia, ne? Susėdam ir nusprendžiam, mūsų rezultatas nieko. Ne? Taip. Ta drąsa irgi. Ir va čia tas problemos sprendimas, nes jeigu tikslas turėti dovanas, tai niekada nebus rezultato neturėti dovanų, nes mes sprendžiam dovanų turėjimo problemą. Tai būtinai turėsim jas. O čia
fokusas nukeliavo visai kitur, ar ne, tai tada į naratyvą, į komunikaciją, ar ne, nes dovanai nėra, tai resursai kažkur kitur nukeliavo tam, kad tą išplėtot istoriją, kad visi kažkokią turėtų prasme viso to. Jonas padrasino atverti tokią dar vieną temą ir aš pakalbėsiu apie kaklaraiščius ir tas skareles, nes panašu, kad pagal jau visą istoriją tarsi privaloma pagal įprotį būtų dovanoti kaklaraiščius ir skareles. Ir štai turime štai padėt ant stalo Švedijos pavyzdys, labai gražus kaklaraištis. Ir, Ar tikrai? Pasižiūrėkim, Jonai, įvertinkit, su Deimante pasitarsit. Ir dabar klausimas, nedovanoti kaip ir negalim, bet jeigu dovanojam, ar čia gerai, Deimante, pakomentuokit šitą aspektą. Na, manau, kad žiūrint tiek bendrai šiuolaikinius žmonės, tiek į jų vartojimo įpročius, na, mes turbūt nelabai esame įpratę, kad kažkas kitas mums išrinktų, ką mums nešioti, nes visi turime pasirinkimą ir prieimą prie tūkstančius prekių turinčių elektroninių parduotuvių, turime galimybę rinktis iš antrų rankų kažką, jeigu galvojame apie tvarumą, tai žinoma, galbūt iš viso tvariausia būtų nieko nesirinkti, nes yra tas teisingas pasakymas, tvariausias pasirinkimas jau yra tavo spintoje. Bet jeigu mes galvojam, pavyzdžiui, apie tai, ką Lietuva galėtų arba norėtų ištransliuoti, tai tada, žinoma, atsiduriam į kelias tokias galbūt šabloninius sprendimo būdus. Pirmas yra galvoti, na, tai kas atspindėtų Lietuvą drabužiu. Ir kas tada atsitinka, visi renkamės liną ir gintarą, o kiek, pavyzdžiui, iš mūsų savo pirkome liną arba gintarą pastaruoju metu. Ačiū Jums, kad palaikote industriją. Neskaitant šito, tada galim rinktis kitą variantą. Kažką iš fainų jaunų dizainerių pasirinkti. Na, bet tai vėlgi tas pats skonio sprendinys, ar tai tiks visiems, ar tai patiks visiems, veikiausiai ne. Ar tai bus dar vienas daiktas, kuris vėl nežin, kur nukeliaus paskui į spintos kampą, veikiausiai taip. Galbūt tuomet iš viso galim pasiūlyti kažką tikrai unikaliai lietuviško ir alternatyvaus. Turime, pavyzdžiui, tokį startuolį kaip Vinted, kuriuo dabar naudojasi visa Europa. Ir kodėl, pavyzdžiui, nepasiūlyti svečiams, tarkime, turėti Vinted profilį, kuris, mano nuomonė, turėtų būti toks pat įprastas įrankis, net nesprendimas, bet įrankis, kaip, tarkime, naudotis skelbimais, naudotis socialinėmis medijomis, lygiai taip pat visi turėtų turėti ir Vinted profilį, kad, na, tie daiktai kažkur atsirastų ir pasiūlyti visiems susikurti profilį ir iš karto papildyti, nežinau, Vinted piniginę 20 eurų. Arba kad turėtų kur kaklaraištį parduoti. Arba taip, iš karto. Taip. Jo. Ir pervesti pinigus paramai. Arba, pavyzdžiui, būtent nesorsinti kažkokių dovanų būtent jau iš antrų rankų arba iš to, kas jų, tarkime, būtų buvę panaudota. Žinoma, tam tai yra per sudėtinga ir būtų per brangu žmogiškų išteklių prasme, bet kodėl neišnaudoti to santykio su drabužiu per šiuolaikinę problematiką, ypač kitų startuolių Lietuvoje tikrai turim. Dėkui, Deimante. Indrė, noriu įvesti šiek tiek dramos. Ar būtų labai baisu, jeigu mes staiga nedovanotumėm kaklaraiščių? Kai aš esu pakviesta į tokio tipo diskusijas, aš tokia tarp eilučių girdžiu tokį lūkestį, kad ateis Indrė ir pasakys visas taisyklės, kurios per amžius nesikeičia. Bet iš tikrųjų, kas vyksta su etiketu ir netgi su protokolu, kuris jau tikrai per amžius nesikeičia, jis koks čia žodis? Modernėja. Va. Jis modernėja, jis laisvėja ir netgi aprangos etiketo taisyklėse kaklaraištis jau nebėra privalomas. Jau gali būti formali apranga be kaklaraiščio. Tai faktas, kad nedovanoti kaklaraiščio taip pat būtų žinutė. Ir man labai patiko, kaip Jonas pasako apie būtent konceptą ir žinutę, mes esam sėkmės istorija. Ir žinoma, mes turim tiek verslų, tiek startuolių, tiek visokiausių technologijų dizainerių. Mes tikrai turbūt esam pajėgus netgi sukurti prieigą tiem 20 000 žmonių, išsirinkti kažkokias dovanas arba kurie atkeliauja pas mus, nes tai yra kelionė, kažką praktiško susieto su kelionė, nežinau, ten kuponą nueit pavalgyt kažkur. Tai irgi yra lietuviškas verslas ir mes netgi tų turim, fantazuoju garsiai, bet tikrai galima jau žinutę paskleisti, kad kaklaraištis gali likti Vintede. Ką tai pasakytų apie mus, jeigu neturėtumėm standartinių dovanų kaip kaklaraištis ir skarelė? Jonai, galbūt jūs sureaguokit.
Nu, tai pasakytų tos reikalingus dalykus, ką mes ir norim pasakyti, ar ne, kad nukvesionuota status quo, ar ne, nu, ta inovacija, ar kūrybiškumas, tai ir ateina per paneigimą kažkokių susiklošiusių dalykų, kurie tam kontekste nebeturi jokių argumentų būti pateisinti. Ypatingai, kai mes neturim sentimentų, ar ne? Apie protokolą, matyt, šiandien daugiausiai ir sužinojau. Ir tai aš neturiu jokių sentimentų, tai man iškart labai lengva sakyti, kaip ten viskas turėtų ir galėtų būti. Žmonėm, kurie gyvena kažkokiam tokiam įprotį, ar ne, ten duot ir tai yra, tai kažką reiškia. Numatyti yra kitaip ir galbūt net sunkiau pamatyti tas galimybės, ar ne? Na, dar norėjau su jumis padiskutuoti apie tai, kad jeigu dovanas yra komunikacijos kanalas, tai vis tiek taip suprantam, kad tai yra žinutės nešėjas. Padiskutuokime apie tai, kokiais būdais galima būtų nešti tas žinutes, kad jos iš ties būtų paveikios. Čia kaip Indrė, pavyzdžiui, paminėjo kvapą, jai labai strigo tokia žinutės nešimo forma. Deimante, kokios gali būti tos žinutės nešimo formos? Iš tiesų kalbėjau su savo keletu bičiulių apie tai, kas jiems, tarkime, būtų ta dovana, kurią tikrai norėtųsi turėti namie ir kurios nesinorėtų palikti viešbučio kambaryje. Ir labai įdomu praktinį, vėl grįžtam prie praktikos, praktinį aspektą. Vienas bičiulis iškėlė, sako, aš visuomet turiu parvežti lauktuvių vaikams. Noriu, nenoriu, visada turiu parvežti lauktuvių vaikams. Ir galbūt tie vaikai kada nors norės atvykti į Lietuvą, galbūt jie kada nors norės apie tą Lietuvą daugiau sužinoti, tai kodėl, pavyzdžiui, negali būti bandoma taikytis nei suaugusius, kurie turbūt ne savo norų čia atvyko, turbūt ne per pačius geriausius orus, turbūt tada, kai norėtų labiau būti su šeima, bet kodėl, pavyzdžiui, tada negalvoti apie lauktuvės vaikams. Tai aš kažkaip įsivaizduočiau nereaguoti į tai, kas yra dabar, bet į tai, kas galbūt bus ateityje arba gali būti. Man labai patinka, kaip vystosi šita diskusija, iš tikrųjų, kad tokios drąsos atsiranda daugiau ir taip toliau, bet vėl, grįžtant prie savicenzūros, taip toliau, ne visi turi vaikų. Mes kalbam apie tradicinę šeimą, tokia atveju ir taip toliau, ir ką mes apie save pasakom, ar ne? Iš karto gali save pradėti apriboti, ar ne? Ir vėl mes atsidūrėm tokiam uždaram tam kažkokiam, įsivarom save į kampą, ar ne? Bet aš čia noriu dar truputėlį grįžti tada šitam kontekste prie kaklaraiščio. Tai vienas variantas yra kažko nedaryti, ar ne? Ką tai sako apie mus, kad mes tiesiog drąsus. Drąsa kažkokia. Bet pradinė mintis buvo sėkmės istorija. O ką mes galim padaryti vietoj to? Gal mes turim kažką kito, ar ne, kas pakeistų kaklaraištį. Tiesiog pačią mintį vesti labiau link to, grįžti vėl prie ištakų, ar ne, jeigu mes norim apie sėkmės istoriją. Man irgi labai patiko diskusijose apie visą apipavidalinimą ir taip toliau. Mąstymas apie patirčių dovanojimą, nežinau, bilietas į visus Vilniaus muziejus. Tarkim, įėjimas kažkurį laiką, aplankymas ten, kažkokių patirčių įgymas, taip toliau. Bet čia vėl mes kalbam apie tai, apie dovanas tų, kurie atvyksta į Lietuvą, juk yra ir Briuselis, yra išvykimas, ar ne, ir yra dovanas ten, kvietimas į Lietuvą, nežinau, bilietas į spa, kurio tu pasinaudosi, jeigu atvyksi, ar kažkas panašaus, tiesiog tos patirčių įpakavimas, ar ne, ir tu atidarai, sakai, va, Lietuva yra Lietuvos šalis, ten labai daug lyja, bet spa yra nuostabus. Žinau, kas nors tokio, kas yra, bet vėl tai yra labai individualu, aš tikrai nebūtinai atvažiavus, jo labiau vėl atvažiuoja delegacija, taip toliau ir mes ką visi spa susitinkam tada, ar ne? Tai kiekvienas iki galvodamas kažkaip labai norisi kritiškai įsivertinti tą minties eigą, ar ne, ir koks yra tas apribojimas. Tai tik tiek norėjau įmesti dar. Taip, iš ties tų išlygų atsiranda labai labai daug ir vis priveda mus prie mūsų stuburo, tai kokie mes esame ir ką mes iš tikrųjų norim pasakyti. Norėčiau dar Indrės pasiteiraut, nes teikiam dovaną, turim pareigą ir galimybę teikti, tačiau turim pareigą ir galimybę ją priimti. Net jeigu jinai galbūt mums ne visai patinka, ne visai į temą ir panašiai. Indre, kaip reikėtų priimti dovaną nuo valstybės? Kadangi prieš prasidedant šiai diskusijai užkulisiuose šiek tiek jau kalbėjom ir mano mintis ir etiketo norma, kad visas dovanas priimti yra privalomai mandagu. Ir tai yra mandagus gestas ir tu turi ją priimti, negali jos atsisakyti.
Tai, ką aš norėjau pasakyti, kad priimant dovanas, tai faktas, kad visuomet reikia padėkoti, žiūrėti į akis, negalvoti, kad tai yra, tiesiog griebti tą maišelį ir kažkur nukreipti dėmesį. Kaip labai gražiai mes diskusijos pradžioje šnekėjom, kad tai yra įvadas į pokalbį. Ir kai dovana yra prasminga ir su žinute, ta žinutė yra labai geras laikas perteikti, o ne tai, kad prašau, čia yra jums dovana, ačiū, ir viskas. Ir to viskas ir baigėsi. Tai vad būtent iš etiketo perspektyvos reikėtų abiems pusėms skirti sąmoningo dėmesio, kodėl yra tokia dovana, apie ką jinai yra, ir tą dovaną priimti. Ir galbūt netgi užduoti klausimą, ar jeigu yra laiko, šiek pasižiūrėti, pasidžiaugti pakuotę, ar kažką tai gero apie tai pasakyti. Dėkui, Jonai. Toj pačioj diskusijai iki diskusijos kalbėjom, kad yra ir galimybė nepriimti dovanos, ar ne? Ir šiaip turėtų būti galimybė nepriimti dovanos ir matyt, čia yra vienas iš sisteminių tokių bugų. Ar ne, suvalgant neskanius blynus, šypsotis ir sakyti, buvo labai skanu. Ar ne, ten kur nors sėdint, nežinau, svečiuose arba restorane. Nesvarbu, bet žmonės taip elgiasi. Ir tada nesusikuria tas angliškas terminas yra feedback loop, ar ne, kur mes padarę kažkokį veiksmą, matome atoveiksmį ir tada sprendžiame, kaip veikti toliau, ar ne, ir taip ir užsisukam. Tai visoje toj dovanų suvenyrų kultūroje atrodo, šitas aspektas kažkur pasimetė, ar ne? Nes jeigu būtų sudaryta ta galimybė, tokia legali, ori, kažkokia etiška, nepriimti tos dovanos, jeigu nereikalinga jinai, tai jinai neatsiras tada viešbučio šiukšlių dėžėje, jinai neatsiras kažkokio giminaičio rankose, kuris vėliau išmes. Tai ir bus tas grįžtamasis ryšys, ar ne, tiem teikiančiam dovanas, kad galbūt kažką reikia čia permastyti, ar ne. Tai čia irgi tokiam pamastymam galbūt su visa ta drąsa reikėtų įgalinti mum dovanojant dovanas tą grįžtamo ryšio, tą kilpą užkurt, ar ne, kad nebūtinai imtas dovanas, jeigu tau nereikia, jeigu neaktuali, ir panašus dalykai. Tai... Ir Jono labai gerai įžvalga, kad reikėtų suteikti sąlygas, nes etiketo labai didelė dalis yra aiškumas komunikacijoje. Tai gali būti dovanos nepriėmimas, bet tai turi būti aiškiai iškomunikuota, kad žmogus nesijustų nepatogiai ir tai gali būti lygiai ta pati žinutės dalis. Tvarumas, kas ten tik nori. Dar, ir iš čia truputį, kai kalbam apie suvenyrus ir dovanas tokiam kontekste, pradedam truputį kalbėti jau apie tai, kaip ne artefaktą, ne daiktą, bet kaip patirtį. Ar ne, kas patirčiai būdingas kažkokia laiko dimensija, daugiau kažkokių sąlyčio taškų, ne tik tas artefaktas, ar ne, tai matyti, tai irgi yra toks paskatinimas, kaip mes turėtumėm išeiti tuos kūrybinius sprendimus, ar ne, mąstant apie tos suvenyrus, tos dovanas, tai kaip truputį išplėstai, kaip apie patirtį, ar ne, bet taip keliaujant, nebūtinai tai tas suvenyras ar dovana turi būti patirtis, ar ne, ką Julija sakė, nes ten irgi galim nukeliauti kraštutinumus, nes čia jeigu paklausčiau, kas esate gavę kokią nors patirtį ir nepasinaudojat. Tas dovanų kuponas taip ir liko stalčiui arba kažkam bandė desperatiškai dieną prieš prastumt, nieks nebegalėjo. Taip ir vyksta. Ir čia šiaip verslui labai naudinga, nes jie parduoda daug paslaugų ir po to jų nereikia įgyvendinti. Tai valio, skatinam, bet, ne apie tai matyti irgi. Tiesa ir manau, kad galim pakalbėti apie tai, kad ko tikrai nesinorėtų, kad būtų, nes tie tuntai, kokį nors ten ar lankstinukų, ar katalogų, kurie lieka, ar apskritai, kurie nugula ir kaupia dulkes, tai turbūt nėra tos patirtis, kurių mes siekiam. Pakalbėkime apie tai, kad ko nenorėtumėm matyti, nebenorėtume matyti. Termopodelių. Termopodelių. Deimante. Drobinių maišelių ir marškinėlių, kurie visų pirma neaišku, kokio dydžio ateina, tada neaišku, kaip jos skalbti ir prižiūrėti ir galų gale jų tikrai niekam nereikia. Vieną labai gerą žinau, kuris labai dažnai būna atšvaitai. Nes mums kažkaip visada labai atrodo, kad žiauriai faina ir cool ir visi labai naudoja.
Bet ko gero, tai yra labai populiaru tik Lietuvoje. Ir čia vėl galim grįžti prie to konteksto, nes man atrodo, kad vėl yra daugybė šalių, ar ne? Ir jeigu tu galvoji apie tą, kuris priima dovaną, tai jisai turi pagauti tą žinutę. Ir man atrodo, toj pačioj Europoje yra labai skirtingos šalys, su labai skirtinga tradicija, skirtingų supratimų. Ir čia gali būti labai nesuprastas vėlgi su ta pasirinkimo galimybė. Vieniem bus, sakys, labai cool ir faina, kiti tiesiog nepagaus tos žinutės, ne? Ir man labai patinka tas dovanų automato variantas, ar ne? Bet nesu tikra, ar visi jį gali pagauti, galbūt, čia reiktų tiesiog paeiti toliau. Ir vat, ar tikrai su to atšvaitu, ar ne, arba, nežinau, lietsargiu, tu visur bus vienodai suprastas. Jonai, ko nebenorėtumėm? Nu tai viso to, kur ten atsidarom verslodovanas.lt, nežinau, ar yra toks domenas, jeigu netyčia pareklamavau, tai gal ir gerai. Nu ir yra ten, viskas, kas ten yra, tai yra to, ko nesinori. Ir statistika tą sako, ar ne, tušinukai, podeliai, marškinėliai, maišeliai, tai yra top 4 ir po to ten visos kitos priemonės. Kaip be būtų keista, pavyzdžiui, valgomi dalykai, tai yra kažkur ten už 10 ir teikimo ir noro gauti prasme, kas mano burbulė, arba mano mąstymė atrodo toks likvidus dalykas, ar ne, labai saugu dovanot. Bet ir net čia turim pavyzdžių, kažkokie buvo prieskonyje ir tuščia kažkas sunaudoja. Tai, bet pasirodo, žmonės nebūtinai to labai nori. Taip, čia ant šito stalo pakviesiu ir publiką, jeigu norėsite prieiti pasižiūrėti, turime keletą pavyzdžių, kurie matomai užsiliko. Ir štai Kroatijos pavyzdys druskos ir grūstuvė. Prašau parsivežti ir svoris jos tikrai yra nemažas. Aš taip, kai pakavau dovaną, ten to svorio tikrai yra. Čia turime Lenkijos pavyzdį, balansinis žaidimas. Matau, kad turime gintarą ir turime ąžuolo dalyką. Tai galim pernaudoti. Tinka ir mum. Jonai, pernaudojam. Ką būtų galima padaryti? Užrašyti Lietuvą ir viskas. Lazeriu. Taip, iš tiesų. Aha, na štai, tai dabar, žinome, ko tikrai nenorime, maždaug žinome krypti, kur link mes judame. Galbūt galėtumėt palinkėti, nes sekantis etapas dabar pakonceptualizavom, per strateginės sesijas išsigrino tam tikros kryptis, kur link mes judam ir kaip Jonas minėjo diskusijos pradžioj, iššūkis yra nemažas sugalvoti tą dovanų rinkinį, kuris mus atstovaus, nes visa valanda vien tik tai lūkesčiai, apribojimai. Tai kokie būtų palinkėjimai iš jūsų pusės, kur link būtų galima mąstyti, galvoti, kad mums pasisektų ir Lietuva būtų minima kaip pavyzdys ir ant pavyzdžių stalo būtų dedama arba pasakojama mūsų istorija? Aš turiu labai greitą mintį, tai gal pirmas ir pradėsiu. Tai investuokim. Turiu minti, jeigu mes norime gero rezultato, tai turime atitinkamai investuoti resursų, kad tas rezultatas būtų, ar ne, ir finansinių, ir laiko, ir visokių kitokių. Tai nebūtinai mes čia turim dabar sugalvoti, ar ne, kas yra krūva žmonių kūrybiškų, turinčių vaizduotę, kaip šitą iššūkį spręsti, atsižvelgiant į tos minėtus kriterijus, bet reikia sudaryti tas sąlygas ir motivaciją jiem tai padaryti, tai elementariai. Ir pasinaudosiu progą pasakyti komplimentą Užsienio reikalų ministerijai dėl to, kad mes dabar esame vasaroje 25 metų, pirmininkausim 27 ir mes jau labai aiškiai žinom tikrai, ko norim, ko nenorim. Ir iš esmės liko įgyvendinimo darbai, kurie toli gražu nėra lengvi, bet jau esam priartėję. Tai čia iš tikrųjų nuostabu, kad, kaip sakėt, skirti resursų, tai tas laiko resursas, jau jisai labai iš anksto buvo pradėtas įdarbinti. Tai tiek, Deimante, kokios jūsų mintis? Aš turiu 2 palinkėjimus. Pirmas palinkėjimas būtų išvengti bet ko, kas visiškai nesuyra ir paskui palieka labai daug mikroplastikų ir lygiai taip pat nedovanoti knygų, kurios lieka viešbučio kambariuose, ką jau kalbėjom. Antras palinkėjimas būtų suteikti galbūt 2 naudą strategiškai svarbiems Lietuvos verslams, kad pirma nauda pirkti iš jų dovanas, antra nauda jos populiarinti, kad užsieniečiai taptų jų vartotojais. Dėkui, Deimante. O aš pratęsiu gal Jono mintį ir palinkėsiu būti nustebintiems. Tiesiog leiskim savo nustebti.
Aš labai norėčiau, kad kūrybininkai, menininkai ir taip toliau jaustųsi pakankamai laisvi, pasiūlyti kažką tokio, kas tiesiog būtų labai netikėta. Ir apie tą nustebinti, tai man atrodo, tas mūsų pradinis tikslas nustebinti Europą yra klaidingas. Mes nustebkim patys. Europa prisitaikys, mes ateisim, padovanosim, viskas čia fainai. Bet leiskim savo būti nustebintiem, nes yra žvėriškai kūrybingų žmonių. Dėkui, Julija. Indre, jūsų palinkėjimas. Aš noriu papildyti visus šios puikius palinkėjimus tuo, kad mūsų sėkmės istorija įvyko dėl kitų valstybių pagalbos ir paramos. Tai įvesti į visą sąrašą ir dėkingumą ir galbūt netgi su tuo dėkingumu ir susijęti dovaną. Galbūt ta dovana gali būti skirta perdovanoti ir kažkokio lietuvių menininko sukurtą atvirutę, kurią reikėtų parašyti ranka ir pridėti prie tos dovanos. Kažkas tokio, kas neštų žinutę, kad sėkmės istorija yra bendras darbas. Labai gražiai, Indrė, ir tokia... Ne tai, kad mes patys savo faini. Taip, labai gražiai ir tą tokią co-create dvasę jūs dabar dar įputėt. Tai kadangi turime šiek tiek laiko ir turime žiūrovų, galbūt būtų klausimų iš auditorijos, ko norėtumėm paklausti diskusijos dalyvių arba atverti naujų temos kampų. Ne. Neturime, tačiau turime mintis. Palinkėti drąsos reikia dar, ne? Čia ir su suvenyrais, ir dovanom, ir... Taip, bet turime porą minčių už jūsų nugarų, tai kadangi ne visi matot, galiu paskaityti. Klausimas buvo apie tai, koks žodis yra siejamas su mūsų šalimi ir galbūt galėtų būti atspirties taškas dovanai užsieniečiai. Tai žinoma, turim didelį žodį gintaras, linas, apie ką jau kalbėjom, šiek tiek diskredituoti, bet važiuojam toliau. Medus, menas, inovatyvūs sprendimai, tautiniai simboliai, kvapas. Tai žodžiu, Jonai, kaip apibendrintumėt? Nu, viskas faina, bet labai toks sodybos priepričio vaibelis. Iš karto, nes su šakočiu gintaro alus ten sėdi. Tai geri tie atributai, bet kaip juos aktualizuoti? Taip. Kolegos, galbūt turite irgi įžvalgų? Visi Jonui pritarė. Aš dar vieną linkėjimą tuomet į šitą temą pridėsiu, kad duoti savo iššūkį, išimti visus šitus elementus iš sąrašo ir paieškoti, ką Lietuva dar turi. Taip, išimam elementus, išimam kaklaraiščius. Šiaip dar pagalvojau, kad čia yra visi dalykai, kuriuos tikrai visi dovanojam, bet nieks nenorėtume pirkti savo arba gauti. Dažnu atveju. Medų gal kartais Nu, nebent. Geras pastebėjimas. Alaus esu pirkęs. Na taip, tiesa. Tai kągi, siūlau apibendrinti mūsų diskusiją ir kas girdisi. Nebent dar atsigręšiu, galbūt, jeigu klausimų daugiau neturim, tai tada apibendrinam, kad turėsime tokį mega didžiulį komunikacijos kanalą 27 metais, turėsime pusę metų galimybių kalbėti su Europos lyderiais, sprendimų priėmėjais. Panašu, kad mūsų visas šitas flangas linki būti drąsiems ir nebijoti išeiti iš komforto zonos, nes tai jau yra žinutė iš savęs. Taip pat atsispirti nuo to, kas mums yra svarbu, nepametant konteksto. Ir kaip Julija gražiai sakė, leisti savo būti patiems nustebintiems, įdarbinus kūrybą, įdarbinus protus, nes turime tam laiko. Ačiū labai visiems. Ačiū. Linkiu pratęsti Ačiū. įdomiai dieną ir iki pasimatymo. Ačiū visiems labai. Viso.